Šiandien pakalbėsiu apie senai labai liestą temą, tai kas dabar vyksta pas mus, apie tą energetinį karą, kuris intensyviai vyksta tiek mūsų šaly, tiek visur kitur. Ir pasižiūrėkit, kaip dirba ta energija, kurią žmonės išleido anksčiau į šitą realybę, kaip viskas grįžta atgal. Pasižiūrėkit dabar, paimkim kaip pavyzdį, tikrai šiuo metu labiausiai matomą pavyzdį, konservatorių partija. Taipogi tai vyksta ne tik politikoje, tai vyksta ir kiekvieno asmeninėme gyvenime, daugiau mažiau kam darbe, problemos kam šeimoje. Ir visi dabar tie, kurie pridarė yra kažkam tais neigiamų dalykų, tiek pas mane patį irgi vyksta, visi dabar pradės krist. Visiems pradės kažkas tai vykti. Visas veiksmas, ką išleido, grįž atgal tiem žmonėm. Jeigu linkėjot kažkam tai blogo, tai visko, ką linkėjot, 10 kart daugiau grįž jum. Tai jeigu nelinkėjot niekam, jums pasisekė, jūs esat geras žmogus ir sulauksite gero veiksmo atgal. Tai va, dabar pasižiūrėkite į konservatorių partiją. Mane palietė truputėlį keletą dalykų jų sukurtų. Vienas tiksliau. Tokia laida ant laužo. Iš pradžių galvojau, dėl ko ir kaip, kas iš vis leidžia tokias nesąmonės daryti. Kadangi ta laida, tai sukurta jų nario Dominyko Kubiliaus, ar tai jų visų narių, bet Kubilius veda paprasčiausiai tą laidą. Na, aš to Kubiliaus iš tikrųjų nežinojau iki tol, kol nepamačiau šitos laidos. Jisai kažkoks buvo užslėpta žvaigždė, iš tikrųjų humoristų galėtų būti, nes jo išvaizda tikrai humorą sukelianti. Jam net nereikėtų ir kalbėti, bet kai pradeda kalbėti tokius briedus, tai humoro aš tame nematau, tik iš išvaizdos ir juoktis galima. Nes žeminti kitą, tai yra paprasčiausiai surinkus vaikų kažkokią grupę, kurie taipogi save vadina humoristais. Manau, humoras yra biškai kitokiam žanre. Čia yra daugiau ligos požymiai, kurie parodo jų kažkokias vidinės žaizdas, kurie jie turi viduje iš vaikystės ar iš paauglystės, ar tai mokykloje buvo skriausti, ar tai namuose, ar dar kažkur, nežinau, bet kažkas tai buvo ne taip pas juos. Jie šaiposi iš tokių žmonių kaip Ignas Vėgėlė, Žemaitaitis, Celofanas, Lobovas, Gyčio Paškevičiaus sūnus Dominykas Paškevičius, grafas Liutkevičius ir įvairūs kiti žmonės, kurie kalba tiesą. Jie juos vadina melagiais, tai čia ir yra tas narcisistinis bruožas, kur menkina kitus ir save iškelia į viršų, nors patys daro, tai yra viskas vyksta veidrodiniu principu, viską, ką daro patys, kaltina kitus. Po to antisocialūs bruožai, tai kai linkę yra tyčiotis ir visiškai nepaiso kitų nuomonės, tai čia yra tikrai bruožai, kurie parodo irgi tas visas žaizdas, kad kažkas tai buvo ne taip pas juos, nes tyčiotis linkęs tik tai žmogus, kuris yra labai silpnas, kuris iš viso neturi savo nuomonės, nes ta nuomonė yra suformuota kažkieno kito, ne pačio, kadangi žmogus turinti savo nuomonę visą laiką pasveria abi pusės ir mato teisybę, kaip yra iš tikrųjų, o čia yra užsidaręs į savo rėmą, uždarytas į tą rėmą ir iš jo nebelipa. Taipogi turi jie visi sadistinių tendencijų. Tai patiria malonumą žeminant kitus. Taipogi parodo, kad kažkas tai buvo ne taip pas juos. Jų energija turi labai daug gilių žaizdų ir jų pasąmonė veikia biški ne į tą pusę. Ir jie bando tas žaizdas uždangstyti, šaipydamasi iš kitų. Jie tokiu būdu pakelia save į viršų ir jaučiasi kažkuom geresni. Ir visą tą daro kitoje ekrano pusėje. Taipogi ta laida, ką pasako per
pristatymą tos laidos, pats tas Dominykas Kubilius, kad melagiai, kažkaip nepasakysiu žodis į žodį, bet melagiai neturi humoro ir nemoka net atsikirsti. Tai yra jų pagrindinis tikslas išprovokuoti tuos žmonės, apie kuriuos kalba, kad atsikirstų, kad galėtų visiems vėl iškirpti kažkokį tai dalykėlį, gabaliuką, kaip padarė su Gyčio Paškevičiaus sūnum Dominyku, ir apšmeižti jį, apvolioti visokiam ir bandyti padaryti iš jo nieką vapšė, nors žmogus kalbėjo tik tiesą ir konkrečią tiesą, bet ta tiesa buvo iškarpyta ir padaryta kaip visiškas idiotas. Taipogi aš kaip pakomentavau, kad tai yra gėdinga laida, irgi padarė screenshotą su mano video pavadinimu, iš kurio tik tai turbūt vieno, nes kontekstas buvo visai kitoks, ten buvo žodis magija, magija naujoji psichologija, tai turėjau omeny, kad ta naujoji psichologija ir veikia kaip magija, jeigu ją naudosi teisingai, bet jie pavertė į kažkokį stebuklą ir vėl kaip raganą ant laužo bandė sudeginti, bet aš nepasidaviau jų provokacijai ir geriau padarysiu va šitą video ir pasižiūrės ir jie, garantuoju, kad išmes bent vienam iš jų šitą video ir tikrai nei vienas iš tų žmonių ne tai, kad atsikirst galėtų, o jie ir nukirst, ir sukirst galėtų jūs, nes jūs žeminant kitą, tu nesivertas nieko. Ir iš to kaifuojant, parodai savo lygį, kokiam pats lygį gyveni. Tai plintuso nei biškio nepasiekta, mano akim žiūrint. Tai va, ką dar pasako, kam dirba jie? Jie dirba konservatoriai. Kas yra konservatoriai? Konservatoriai tai yra pedofilai, vagys, išsigimėliai ir visi kiti iškrypę žmonės. Gal ir yra tarp jų kažkoks vienas kitas plius minus geras. Bet aš nemačiau dar kol kas nei vieno, kuris teisingai pakalbėtų, būdamas konservatoriu. Nes jų tikslas nėra nei padėti valstybei. Jų tikslas yra apvogti visus valstybės gyventojus iš mokesčių pinigų, paimti kyšius, padaryti pagal save įstatymus, nieko nepaisyti, ignoruoti visus, uždaryti celofaną. Čia pagrindinis bruožas, nes čia jų kaip yra vizitinė kortelė. Jei celofanas nesėdi, mes visi verkiam. Tai va, stengiasi beleką padaryti ir va, man labai patiko celofano tas paskutinis žingsnis, kai išvažiavo dabar į Baltarusiją ir papasakojo, kas vyksta iš tikrųjų Lietuvoje su šitais va, mūsų konservatorių partijos nariais. Kaip jie viską griauna čia mūsų toj Lietuvoje, kaip stengiasi sugriauti visą mūsų valstybę ir prikišę visų žmonių, prikišę visų rankų, tiek vaikus atiminėja, tiek po to pardavinėja juodoj rinkoje. Čia yra baisu, visokiem Bartuševičiai, visokie po to prievartauja, jų nariai taipogi, Šuraevai visokie varinėja, nesuprasi, ko prievartoja. Tie va visi laidų vedėjai, tie va, kurie sėdi ten prie to laužo ir vadina savęs laisvais ta mergaitė pavadino save laisva prie to mikrofono, kad gali jinai ten kalbėti. Tu gali kalbėti, faktas, nes patys sugalvoja tos įstatymus, kurie prieštarauja pačiai televizijos etikai, kai žemini kitą. Nuomonę gali turėti, suprantu, bet nuomonę turi ir tiek Vėgėlė, tiek Žemaitaitis, tiek Celofanas, tiek Lobovas ir visi kiti, apie kuriuos jūs kalba. Visi turi nuomonę, ne tik jūs.
ir juos už tą nuomonę sodina, o jūs sėdit prie mikrofono. Tai norėčiau, kad bent porai dienų pasėdėtumėt nenuskriausti ten, kur sėdėjo celofanas. Ir tada pasižiūrėčiau, ar jums dar kiltų noras pakalbėti laisvai prie mikrofono, ar ne. Tai už tai reikia skirti lytinį organą nuo piršto. Ir su pirštu vaikai nesidaro, o jūs bandot padaryti vaikus su pirštu. Tai va, tai norėjau visiems ką pasakyti, kad leiskit tik tai gerą energiją, neleiskit kaip šitie visi padugnės leidžia šūdų krūvą iš burnos ir sėdi patys raganauja prie to mikrofono apkalbėdami kitą. Ir patys sudegs ant laužo ir tikrai bus nemieli tie pinigai, kuriuos jūs gaunate už visą šitą darbą. Tai va, norėjau palinkėti jum šviesesnės pasąmonės, nors abejoju, ar jau jūs jos turėsite. Tai va, gražaus visiems vakaro ir pratęsiu panašią temą sekančiam video. Iki.